rūpestingai jomis mataravo, nes šiuose įsipūtusiuose debesyse jiems buvo labai smagu ir laiminga gyventi. Čia Gabrielius su Mykolu buvo įsinuomoję vieną nedidelį 2 kambarių debesėlį su langais į žemę ir į žvaigždes. Tačiau nereikėtų manyti, jog gyvendami savo dangiškame bute angelai nieko kito neveikdavo, o tik mataruodavo kojomis it kokie makaronai. Čia jie skaitydavo visokias nežemiškas knygas, kramtydavo saldžias vakarines žvaigždutes bei gliaudydavo pro šalį skrendančius meteoritus. Prisivalgę svajodavo ir miegodavo, o išsimiegoję atsikeldavo, nusiprausdavo, išsivalydavo dantis ir vėl skaitydavo knygas, kramtydavo žvaigždes, svajodavo bei vėl miegodavo. O kartais tuodu dieviški skrajūnai privalėdavo atsukti stebuklingus dieviškus čiaupus įtaisytus debesų apačiuose ir tada iš tų čiaupų žemės gyventojams pasipildavo lietus arba kruša arba sniegas. Nelygų koks sezonas arba kokių orų už savo darbus žemės gyventojai būdavo nusipelnę. Kartais, kai žmonės su savo bombom ir lėktuvais jau itin negražiai pradėdavo tarpusavį kariauti, angelai imdavo ir keliams mėnesiams lietų užsukdavo. Tada žmonės kaip mat liaudavosi kariavę ir eidavo laistyti beržų, nes žinodavo, kad greitai nebeturės ko valgyti. Ištikti visokių sausrų ir marų, žmonės dažniausiai greit pasitaisydavo, nebekariaudavo ir kurį laiką norom nenorom būdavo geri it kokie angelai. O tada Gabrielius su Mykolu vėl lyg visokias palastydavo žemę su nuostabiom audrom, blykstinčiom perkūnijom ir patvinusiais tvanais. Paskui Gabrielius su Mykolu savo dieviškus čiaupus vėl užsukdavo ir eidavo toliau skaityti visokių dieviškų knygų, kramtyti žvaigždučių ir meteoritų, svajoti ir miegoti iki kitos liūties arba pūgos. Ant didžiulio namo stogo sėdi archangelai, kai sparneliais jie mojuoja, pučia vėjas iš aukštai, pučia vėjas iš aukštai. Kai jie verkia lyja lietus, kai jie miega tai pūga, kai jie šypso šviečia saulė ir mėnulis kai kada, ir mėnulis kai kada. Jei miegodamas vaikeli, tu pramerksi